turi ir, žinoma, pasaulio rekordą pagerinti buvo nerealu ir tikrai pats geriausias jausmas ir netgi ir 50 taip pat pagerinti buvo tikrai, mes 50 nelabai treniruojamės, tai 100 buvo svarbiausias ir kai 100 įgyvendinau tą, nesvarbu, kad ir sidabrą laimėjau paskui. Nesakyčiau, kad viskas buvo tobula, nebūna tokio tobulo, visi daro kažkokių klaidelių ir tikrai nėra lengva visko padaryti tobulai. Tai finišą per ilgai įslinkau į finišą, tai tą. Taip, aš nebuvo tobulas, tikrai nesakau, kad aš esu tobula, bet aišku, iš tų klaidelių pasimokyti galima ir pabandyti kuo geriau padaryti kitą kartą. Sako Rūta Meilutytė, pasaulio plaukimo čempionate jie iškovojo 2 medalius aukso ir sidabro bei pagerino 2 pasaulio rekordus 100 ir 50 metrų distancijose. Kelias dienas pailsėjusi Lietuvoje, Meilutytė išvyks į Kiprą, kur pradės ruoštis Dubajuje vyksiančiam pasaulio jaunių